galim nueiti į localhostą, pasižiūrėti, kaip sekas mums kurti viską. Ir matom tuščią lapą. Source irgi nieko nėra. Aš atsidariau šaltinį. Taip yra todėl, kad viskas vyko sklandžiai, jokio HTML kol kas neišvedėm. Jeigu aš, pavyzdžiui, čionais įvedsiu klaidą, perkursiu puslapį, iš karto išmeta MySQL error klaidą. Kas reiškia access denied for user at a localhost database demo. Iš anglų kalbos išvertus reiškia, kad vartotojas eta localhost neturi prieimo prie duomenų bazės demo. Demo taip pat, jeigu įvedysim klaidą, tai išmes MySQL errorą, kad nežinoma duomenų bazė dem.co, kad MySQL fetch object funkcija tikisi bent vieno parametro. 0 aš ją įdaviau. Šitam faile eilutėje 13. Tai kad jinai liktų patenkinta, reikia duoti MySQL rezultatus. Tai aš tiesiog jei jos perduodu per result, dabar perkrovus matosi objektas. Tai yra ID, žodis ir laikas. Problema dabar yra ta, kad grąžino tik tai vieną įrašą. Mes duomenų bazėje turim 3 įrašus, man grąžino tik tai vieną. Taip įvyko todėl, kad MySQL fetch object sugeneruoja tik tai vieną eilutę. Jeigu aš noriu daug eilučių, tai man reikia tada įdėti ciklą ir per ciklą prasukti per visas rezultatus ir tada gausiu visas eilutės. Taigi dabar rašysim ciklą. While taip, row lygu MySQL fetch object result. Šitą eilutę dabar jau ištinu. Ir taip dabar tol, kol bus tų eilučių, tol bus vykdomas tas ciklas. Ir dabar galiu vėl išspausdinti rezultatus, bet dabar jau perkintamai reikia kreiptis row, nes aš į row nurodžiau gauti rezultatus šios funkcijos. Dabar perkrovus puslapį, matosi jie visi. Taip pat gale matosi resource ID 4, todėl kad spausdinu dar result. O resultas tai yra tik tai MySQL query, tai yra MySQL užklausos rezultatas. Kad naudot galima realiai būtų, tai reikia paleisti per MySQL fetch object arba array funkciją. Kad gražiau atrodytų, pridėsiu dar paprastą printą ir išspausdinsiu BR kodą, kas yra break line'as, yra perėjimas į kitą eilutę, HTML'as paprastas. Ir va, print funkcija parodo, kad tai yra std klasės objektas, jisai turi kintamuosius ID, žodis ir laikas, ir jų reikšmės tokios. Taip, tai galim iš tikrųjų sukurti formą dabar. Action method post. Elementari HTML forma, tai paaiškinsiu visus laukus. Tai paprasta HTML forma prasideda, čia jinai užsidaro, jinai reikalauja bent jau 2 parametrų, tai yra action, tai yra nurodyti skriptai, į kurį bus siunčiami rezultatai. Tai šitą vietą šį kartą reikės nurodyti php mysql.php, nes į šitą patį failą aš išsiųsiu tos rezultatus. Tiksliau, tas kintamųjų reikšmės, kurias įves vartotojas ir paspaus submit. Siūsiu per metodą post. Du pagrindiniai yra metodai, tai yra post ir get.
Jie skiriasi tuo, kad tai, ką siunčiat per getą, matosi URL, tai yra šitą vietą. Jeigu, pavyzdžiui, įvesčiau klaustukas a lygu 1, endo ženklas, b lygu 2, tai per get masyvą galėtumėt pasimti reikšmę a, kintamojo a reikšmę 1 ir kintamojo reikšmę b dvejetas. Šiuo atveju, kai yra tokia forma, kur patalpinti skirtą tiesiog žodį, tai iš tikrųjų nėra skirtumo ar per getą, ar per postą. Tik tai skirtumas būna tada, kai, pavyzdžiui, per postą siunčiat slaptažodį kokį nors ir jeigu siūsit per getą tą slaptažodį, pavyzdžiui, registravimuose arba prisijungimo formuose, tai tada tas slaptažodis, jeigu getu bus siunčiamas, matysis adreso lauke, ko nereikia, nes gali tą slaptažodį kiti pamatyti. Žodžiu, postas yra saugesnis, getas toksai atviresnis, bet getas irgi turi savo privalumų tokių, kad, pavyzdžiui, jeigu būna paieškos forma ir paieškos forma įveda užklausą ir tą užklausą atspausdinat į getą, į URL, tai URL nukopinę ir perdavė kitam draugui, pavyzdžiui, kokiam, tai jisai paspaudęs ant to URL vėl turėtų užsikrauti visą tą paieškos rezultatą tokį pat. Visą tai gyvai galite pamatyti, nuėję ir į Google parašę kokią nors užklausą, pamatysit, kad URL'as visas pasikeičia. Ir taip, toliau yra BR, kad pereitų į naują eilutę, ir inputas dar vienas submit tipo, su value talpinti, tai reiškia mygtukas, kuris pateiks formą serveriui, PHP failui. Taip pat praleidau netyčia pirmą įvedimą, tai yra pirmas inputas, kuris tipas yra tekstas, nes įvedinėsim tekstą, kurio maksimalus ilgis yra 255, nes daugiau vis tiek į duomenų bazę negalėsim įtalpinti. Nes lauko dydį nurodėm varcharo 255 ir value pradinė reikšmė tuščia. Išsaugom, perkraunam puslapį ir matom savo formą. Galim pateikti ją, bet niekas nieko nevyksta, nes niekur mes nepriemam tų kintamųjų. Jeigu aš po formą spausdinčiau post masyvą, tada kas čia? Klaidą padariau. Post. Kas negerai. Nenurodžiau laukui pavadinimą. Kintamasis pavadinimo jokio neturi. Dabar bus gerai. Va, žodis yra labas. Jeigu aš čia pakeičiu į get, tada reikės čia spausdinti get masyvą. Ir parašau labas. Tada va, matosi URL, atsirado klaustukas, žodis lygu labas. Taip, čia įvyko prisijungimas duomenų bazės. Dabar vyks rezultato priėmimas ir įrašymas į duomenų bazę. Taigi, iš pradžių pasižiūrim, gal per postą vis dėlto paleisiu aš tai. Iš pradžių per ifą pasižiūrim, ar į post masyvą buvo pasiusta reikšmės žodis. Apskritai, ar yra toksai kintamasis. Ar kintamasis egzistuoja, galima pasižiūrėti su funkcija isSet. Jinai grąžina true arba false. Tai jeigu masyvė posto ras kintamąjį pavadinimo žodis, tai grąžins true ir tada ifas bus vykdomas. Taigi, kadangi jei jau rado tą kintamąjį, dabar su ctrl-pos funkcija pasižiūrėsim poziciją tarpo eilutėje.